Mielosios ir mėlieji, artėja labai svarbi data. Gegužės 12 dieną kartu su pirmuoju Respublikos prezidento rinkimų turu įvyks referendumas dėl pilietybės išsaugojimo. Referendumo klausimas labai paprastas, bet ypač svarbus mūsų valstybės ateičiai. Ar turės galimybę išsaugoti Lietuvos piliečiai jau gimimu įgytą mūsų valstybės pilietybę, jeigu jie įgytų NATO ar ES šalies pilietybę? Šiuo metu Konstitucija tokios galimybės nenumato. Lietuvos pilietybę kasmet praranda apie 1000 asmenų. Klausėte, kodėl būnant lietuviu siekiama įgyti kitos šalies pilietybę? Per paskutinius 30 metų gausus mūsų būrys pasklido po platų į pasaulį dėl įvairių gyvenimiškų, šeimyninių ar darbo situacijų. Ar paprasčiau norėdami integruotis sėkmingai į šalies, kurioje gyvena visuomenė. Taigi, pilietybės išsaugojimo referendume bandysime kartu atsakyti į labai svarbų mūsų valstybės ateičiai klausimą. Nuo mūsų visų sprendimo priklausys, kiek Lietuvos piliečių turėsime. Tad kviečiu aktyviai dalyvauti gegužės 12 dienos referendume ir išsakyti savo nuomonę. Referendume dėl pilietybės išsaugojimo. Susitarkime, balsuokime, suapvalinkime Lietuvą. Gegužės 12 tavo balsas gali būti lemiamas. Sužinok daugiau referendumas 2024.lt.